Olandai su savo vidutinė 4000 eurų alga teleportuojasi į Lietuvą. Praeina savaitė. Vienas jau valgo Norfam nukainuotą silkę ant radiatoriaus, kitas bando susiskaičiuot, kaip už butą, šildymą, savivaldybės šiukšlių mokestį ir katės leidimą gyvent dar likti gyvam. Vienas rėkia. Nahui, kas ta elektros kompensacija? Klausia Olandas. Kodėl ji kaip rusų ruletė kartais yra, kartais ne? Trečias šnabžda. Aš vakar bandžiau važiuoti autobusu be bilieto. Teta su oranžiniu švarkeliu mane morališkai sužlugdė. Tuo metu lietuvis su savo alga 950 eurų teleportuojasi į Olandiją. Pirmą dieną susirado butą pas seną Olandę, kuri duoda pusę namo už gėlių palaistymą. Antra diena važinėja dviračiu, perka sūrį kibirais, alų statiniam. Trečia diena išmoko sakyti lekkerę, kortingen ir vaikšto po nuolaidas kaip vilkas po kaimą. Mėnesio pabaiga. Lietuvis gyvena kaip karalius, kasdien valgo šokoladą, žiūri Netflixą, dar 400 eurų atsideda į kojinę. Kai lietuvis eina per miestą, net karvės prie kanalo atiduoda pagarbą.